Taip. Gerai, tai ką? Tadadadan, tan, tan, tadan, tadadadan, tan, tan, tadan. E, Kalbėjom jau praeitoj laidoje apie visus tas dronų įskridimus, matę, nematę, tai drono epopėja tęsiasi, o geriausiai, manau, apie ją parašė mūsų bičiulis Algimantas Rusteika, tai paskaitysiu jo postą. Įskrido. Matė, bet po to ėmė nebematyti. Po to sakė, kad neįskrido. Po to, kad vis tiek ieško, gal įskrido. Pasitarė kasdien po kelis kartus. Po 4 dienų rado savo poligonę, bet nieko nesakė, kas ten pavojingo yra. Dar kelis kartus pasitarė ir po 4 dienų nustatė, kad yra net 2 kilogramai sprogmenų. Notos kreipimasis į NATO generalinį sekretorių. Dabar vėl tarėsi. Net baisu pagalvoti, ką nutars po 4 dienų. Variantų nedaug. Ras cheminį, bakteriologinį arba branduolinį ginklą. Matyt, po to dar 4 dienas tarsis. Ir ką tada susitars ir nutars?